vyriausias komandos treneris Giedrius Žibėnas. Kviečiu čia Kai Briunkė. Toliau Augustas Marčiulionis, Martynas Paliukėnas ir Simonas Lukošius. Jordan, come here. Gal pradėsime treningą nuo jūsų. Sezonas įtemptas, daug kalnelių. Palyginus su praeituoju sezonu, ar galima iš vis kažkaip juos gretinti vieną prie kito, ar tai yra visiškai kitoks? Tikrai galima lyginti, pernai turėjom vieną komandą, šiemet jau 4 turim. Gerai, atrodo, kad pykstat ant manęs, aš klausiu, nepykit. Ne, bet iš tikrųjų labai daug kreditų žaidėjams, nes jie prie visko prisitaiko. Tų pokyčių mes tikrai nenorėjom tiek daug ir gavosi kaip gavosi, bet tikrai žaidėjai tiki, ką daro ir prisitaiko prie tų visų situacijų, kurių šiemet tikrai buvo labai daug ir niekas dėl to nekaltas. Reaguojam, dirbam ir stengiamės judėti toliau. Super. Nereikia plot po kiekvieno atsakymo, bet galim paplot šį kartą, tikrai. Ačiū, treneri. Augustai, pirmiausia, sveikas sugrįžęs, benvenido, Le Capitale. Daug metų praleidai už Atlanto. Kas komandai dabar jaučiasi kitaip ir kas Vilniui pasikeitė tavo manimu? Pačiame mieste. Nu tai Vilniui tai kaip visą laiką skau stadioną pradėjo statyti, čia neįtikėtina, ta prasme. Dar palauk. dar neskau su šituo. Bet, ne, komandai tai vis tiek žaidėjai, Martynas grįžo, vienintelis žaidėjas, su kuriuo buvau žaidęs prieš tai Martynas, kuris grįžo, čia tiesiog ofise daugiau žmonių, tokia paaugusi kaip organizacija profesionalesnė, trenerių štabas tas pats, kas šiaip labai padeda ir manau yra labai gerai, o daugiau tai arena ta pati, bendruomenė tik auga, fanų kiekis didėja, tai smagu ir jo, laukia įdomi pabaiga sezoną. Super, ačiū tau. Jordan, we have a question also for you. You played in many countries, US, Israel, Japan, Australia, Spain, Italy, France and Lithuania. But where you find the best atmosphere? You don't need to say Rytas, but No. But you know. Yeah, honestly, I would say here by far. I mean, I think the fans are amazing, and I've never played in an environment with fans that are so passionate and they bring it each and every game. So I actually would say here. Correct. Man kas smagiausia, kad čia mano sąraše yra įrašytas ir Martynas Echodas. Dar kartelį Vilnių, Martynas Echodas. Tai, kad jau prisėdai, tai iš karto klausimas tau, kaip tas pavasarėjantis Vilnius, ar smagu grįžti? Labai smagu, saulė šviečia, labai gerai. Aš tai jau nudegiau veidą, tu dar matau, dar nespėjai. Neima mane saulė. Raudonai nebent. Nu, juoda, balta, raudona. Gerai, ką tik prisijungi prie komandos, pirma treniruotė liktais dar tik tai buvo tavo, kas sunkiausia, kur yra didžiausias iššūkis, kai prisijungi jau gal net perkopus sezono į antrąją pusę? Sunkiausia, manau, netrukdyti komandai, nes visi žaidė yra, jeigu ateini, darai kažką išskirtinio, nėra lengva. Tai, manau, įsilieti į tą bendrą ritmą, į bendrą tempą, greit perpras, kaip žaidėjai mėgsta žaisti, kokiose situacijose jaučiasi patogiai, tai, manau, tas yra sudėtingiausia. Šiaip koks jausmas jau rūbiniai, geras vaibas, lietuviškai kalbant? Neblogas tikrai. Geras, super. Martynai, kitas, Paliukėnai, seniai nematėm tavęs aikšteliai. Ko labiausiai pasilgai iš varžovų, iš vis gal LKL, kuriam labiausiai noris tą petį įmontuoti? Labiausiai tai tikriausiai pasilgau pačios emocijos, fanų, pilnos salės ir kai tu esi aikštelėje, tave palaiko ir panašiai. O varžovo kol kas nepasakysiu dar. Gerai, išsisukai, politikas. O tarkim treniruotėse, kurį ginti tau yra daugiausia vargo, kas daugiausia nemalnumų sukuria? Prieš kiekvieną bandai įdėti 100%, tai prieš visus yra vienodai lygiai sunku. Nu, gerai, lauksim politikoje. Ne, tikrai geras atsakymas, nei pridės, nei atims. Kai, hello again. When you joined Rytas, you said that you were looking forward for some apps
to learn some Lithuanian language. Kaip sekasi, bičiuliai? Yeah, it's not really been going good lately. No internet in Vilnius? It turned out to be harder than I thought it would be. So, But still, kaip sekasi, kepta duona. yeah, Captadonna, I know. Okay, your season is going, like, your performance is going upwards fastly. And what do you think led you to make this? What improved that upcoming you going up? I think it was just overall keep doing my routine and keep working hard on myself. I think I've always had the talent to play, but it was just little steps that were missing, and I feel like I get a lot of opportunities here, and yeah, it's been going good. Nice. Simonai, labas. Beje, mes su Simonu tą pačią mokyklą baigiam, nesusitikom aišku, bet smagu. Šiaip pastaruoju metu irgi svarbiausias rungtynėse buvo jau toks X faktorius. Kaip manai, kas lėmė? Trajakų priliejai, tai atrodo lyg į ežerą. Sunku pasakyti, daug įvairių priežasčių yra, bet aišku ir kažkiek sėkmės ir tiesiog visas darbas išsipildo ir ačiū Dievui, kad tai buvo svarbiausias rungtynėse, bet jo, dabar norisi, kad tie trajekai lietųsi ir toliau. O šiaip, kada pajauti, kad vat šiandien jau yra mano dienelė, kada jau žinai, kad tik tai duokit man pasiuką į kampą ir bus? Tas jausmas gali būti apgaulingas, nes kartais norisi tų pasų, bet ežero nėra. Tai jo, sakyčiau, kad pajaučiu įvairiai būna per apšilimą, kad jaučiasi gerai, bet tada dažniausiai apgaulingas tas jausmas ir būna. Bet sakyčiau, kad kai pamatau, kai įkrenta keli ir gal kokį nors sunkesnį pavyksta išmesti ir įmesti, tada jau tas jausmas ateina. Ok. Treneri, po kiekvienų varžybų soc tinkluose žmonės ateina išsilieti, dažniausiai išsilieja nemaloniai, nepaskaičiuodami, kiek daug darbo įdeda tiek krepšininkai, tiek trenerių štabas. Kaip manot, ko nepamato būtent tas, na, pasakykim, civilis žmogus, dėl ko jam gal kartais net reikėtų prilaikyti ne tai, kad liežuvį pirštus nuo klaviatūros? Aš manau, kad rungtynės tai yra 5% viso to proceso, ką mes turim kiekvieną dieną. Tai yra to ledkalnio viršūnė, o 95% nei vienas iš tų laido riterių jie nemato. Kiek žaidėjas įdeda, kiek jis aukoja dėl savo tikslo, dėl savo svajonių, dėl savo ambicijų gyvenimo, kiek tų skausmų patiria, kiek per negaliu tą daro. Taip, kiek nėra tokių komandų, kurios viską laimi, bet esmė, kad kiek žaidėjai įdeda, kiek treneriai įdeda to papildomo darbo, tai aišku, nieks nematys, mes ir nenorim, kad čia kažkas matytų, tiesiog sakau taip, kaip yra, 5% rungtynės tai yra 5%. Faktas, kad reikia rezultato, tas yra normalu, o kas ten ką rašo, tai, patikėkit, per 6 metus ryte nieko jau čia, nieko neliečia. Tikrai neliečia. Logiška, mes tik gerus komentarus rašom. Augustai, toksai gal platesnis klausimas, kaip manai, kas skiria gerą žaidėją nuo labai gero? Kas ir lemia, kad aš dar išbėgčiau už rytą 35 būdamas gal dar kaip nors? Čia labai toks sunkus klausimas, gal treneriam labiau vis tiek dar. Ne, aš nebėgsiu, ne. Nuo gero iki labai gero. Nežinau, tai sakyčiau, gal stabilumas, profesionalumas, jau vis tiek jau tie geri žaidėjai, jie kiekvieną dieną tuos visus dalykus teisingus daro ir tas požiūris ir visa kita. Logiška, turbūt nuvalė tą frazę darbas ir dar kartą sunkus darbas, ar ne? Ir stabilumas kiekvieną dieną, nes nėra sunku vieną dieną nueiti ant pasportuoti, gerą treniruotę pasidaryti, bet tą daryti mėnesį iš mėnesių, metai iš metų, čia skirtumas. Okay. Jordan, if you could change one moment of this season in Rytas, what would be this moment? What you would change? That's a good question. Maybe
Just the first game, because yeah, my first game it was a loss. So In Gargždai. Yeah, so I would say that. It's not a win. But on You Sunday. can have this chance on Sunday. Yeah. On Sunday. Yeah, redemption. So I would say that. Okay, and you're gonna play this Sunday or spoil for us, please. I hope so. Yeah, we too. Simonai, pats smagiausias dalykas esant krepšininku tau. Kas yra smagiausia? Tai manau, kad vis tiek tas dalykas, kurį myli, kurį darai nuo vaikystės, tampa tavo darbu ir manau, tai yra ypatingiausias ir smagiausias dalykas. Martynai Paliukėnai, matau, žemę žiūrit. Vėlgi tikėsimės politkorektiško atsakymo. O šiaip, vėlgi, turbūt, kaip ir minėjai, kad pasilgai tų emocijų, erzina tai, kad negali žaisti. Ar tai yra labiausiai erzinantis dalykas, būtent esant profesionaliu atletu, kai negali padėti komandai, ar dar kažkas labiau? Labiausiai erzinantis dalykas tai yra, kai kiekvieną dieną ateini į treniruotės ir matai tavo komandos draugai aria parketų, tu šonė stovi ir žiūri ir nieko negali padėti ir panašiai. Su guma tiesiog darai tos. Panašiai, ja. Okay. Kai, what was the weirdest thing about Lithuania or Lithuanians that you saw during those years in our beautiful land, Lithuania? Weirdest. Be honest. I think I can say anything. Cold soup, no? That's okay? That was actually good. Nice. I like nice. that one. Respect. Treneriai, krepšinio taisyklių ir turnyrų sistemos dažnai keičiasi. Kokia būtų viena taisyklė, kurią krepšinė pakeistumėt, jei galėtumėt? Kad būtų uždrausti visi flopinimai. O. Nesakysim, kuriai varžovo komandai LKL čia skirta, bet žaidėm ne per seniausiai, greičiausiai. Augustai, tau svarbiau pergalės ar asmeninis tobulėjimas? Pergalės čia sporte, dėl to žaidži, dėl tų emocijų, dėl to, kad turėtum ką prisiminti ir su kuo laimėti ir ką laimėti, tai 100%. Okay. Jordan, we have a fan question from Oscar. Which is your favorite Ritas chant? I mean, I don't understand any of them. So maybe just Premium Vilnetti. I would say that. Yep. Someone I can say. Martynai Echodai. Kaip ateisi paragavęs, šiaip ir ragaudamas legionieriaus duonos tiek Turkijoje, tiek Vokietijoje, kur pačiam atrodė smagiau, netgi gal komanda buvo įdomesnė? Tai absoliučiai dvi skirtingos patirtis, sakyčiau. Turkija iš gyvenimo pusės, galima sakyti, kaime gyvenau, tai viskas sukosi apie krepšinį. Komandai neįtin gerai sekęs, bet asmeniškai neblogai žaidžiau, bet sezono vidury patyriau traumą, turėjau į Lietuvą grįžti. Vokietija irgi kita tema buvo, nes negalėjau nuo sezono pradžio žaisti su komanda, nors dėl traumos pavėluoto atsistatymo. Paskui negavau tos didžiulės rolės, bet šiaip, Berlyne labai patiko, smagus miestas, sakau, iš gyvenimo pusės su žmona, su savo šuniu, smagiai laiką galima būdų leisti. Jo. O kalbant grįžtant į Lietuvą, ko labiausiai pasilgai gimtinėje? Žvejybos. Gerai, kaip tik ledai nuo Neries galėsi blizgiai užmest. Su Gitska eisim jau į nerį. A, jūs esat, kaip čia, koto broliai? Koto broliai. Valo, nežinau. Kai, Fanny has a question also for you. His nickname is M. Gaskas. If you could play one more game in your career, which one would you choose and why? I think it might be the Galatasaray game, just because of the fact that we made it into the top 8, and it's something like one of the best things I've achieved in my career so far. So I think I would take that game, and of course because of the dunk. The dunk one more time and one more time. Then between the legs. Simonai,
paprašysiu cenzūros su šito atsakymu, bet kaip skamba tavo vidinis dialogas, jeigu suklysti aikštėj? Vat kaip į tą sausrą, kai pataikai, ką tada savo sakai? Sakai savo kažką ar tiesiog... Po 100 pypkių. Vėlniai griebtų, ar ne? Martynai Paliukėnai, turim hobių, veiklų visokių. Ar yra kažkokia veikla, dėl kurios tu negali atlikti, nes esi būtent profesionalus sportininkas ir sezonas tave įpareigoja visą laiką būti režime, bet gal norėtum kažkokio hobio, nes čia jau visiškai fantazuojam. Žvejyba. Žinau du veikėjus, kas pakviestų. Daugiau nėra ką išsiplėsti. Supratau. Augustai, esi sakęs, kad trukniaudamas JAV pasilgai lietuviško maisto. Tavo top 3 lietuviški patiekalai. Dabar arba tapsi fano numylėtiniu, arba jau čia deginami tiltai bus. Ne, reikia pagalvoti. Gerai, ką mes, pavyzdžiui, Kievo Korletas lietuviškas skaitosi? Nu, kaip tau atrodo iš pavadinimo sprendžiant? Nu, tu paklauk. Čia... Krosanas. Gerai. Nu tai gerai, cepelinai tikrai bus top 3. Nežinau, kaip tu galvoji, bet čia kaip užkandis. Beje, numeris 1 pasaulyje išrinktas užkandis, populiariausias. Šaltibaršiai, tikrai. Oho, kodėl į cepakus taip nereagavo nieks? Na, gerai. Kugelis, ne? Ne, man bulvių užtenka su cepelinais kažkaip. Prie Kievo kotleto su košiu užtenka. Okay, Kai, you are German, but your parents are Polish. Which of these countries has better food? Poland or Germany? Poland. Flaky? Nice. Agree, totally. Jordan, since we are at the bar, similar question. Speaking of all the countries you have played in, which country has the best food and best cuisine? That I played in, or That you played in? probably Spain. Yeah, I would say Spain. Yeah, best food. Agree? I don't know. Kepta duona. Gerai, gana apie maistą. Martynai Paliukėnai, vėlgi politkorektiško atsakymą tikimės. Tavo manimu, gali ir sautos ant pečių susidėti, kas jūsų komandai rūbinė yra juokingiausias žmogus, daugiausia bairius kalbantis? Manau, nuo situacijos priklauso, bet Gudaitis turi gerą humoro jausmą. Nežinau, čia nauja hebra dabar, tai dar reikia biškai prasitrint su visais, kad... Supratau, tai mes juos paklybinsim porą trumpų. Treneri, kalbam visą laiką sezono metu apie balansą tarp darbo ir gyvenimo. Kaip jūs atrandat balansą, ar iš jūs toks egzistuoja sezono metu, ar krepšinis 24/7? Ne, tai grįžus namo, neparsinešt to namo, nes šiemet labai daug kas pasikeitė pas mane namuose, tai akivaizdžios priežastis, tai grįžti namo, svarbiausia dukrytė sveika, žmona geros nuotaikos ir tai yra geriausia, kas gali būti, o jeigu dar tom dienom esam laimėjimų kažkokiam pailiui keliose rungtynėse, tai balanso geresnio nelabai ir galiu su įsivaizduoti. Super, tai dar, kad galim pasveikinti trenerį su pokyčiais namuose. Sveikatos. Martynai, gyvendamas užsienį, sekėjai, kaip sekėsi Vilniečiams? Realiai, kaip man nebūdavo rungtynių, nes kas antrą kokį savaitgalį supuldo, tai jo visada žiūrėdavau. Kadangi žaidėjų daug naujų, kuris šiaip labiausiai nustebino maloniai. Gytis Masiulis, aišku. Ne, šiaip nuoširdžiai nenoriu vieną išskirti. Tai, Gerai, be Gyčio tada. nežinau, tai Simą nebuvau matęs, kaip žaidžia gyvai, tai patiko Sargiūnas, kaip patobulėjęs, ta prasme, gal net nesakyčiau, kad patobulėjęs, tiesiog kaip iš kitos pusės save kaip parodė. Tai jo, Okay. Gudas irgi, ta pirma pusė sezono iki traumos dabar tai, įspūdingai žaidė.
Taip, daug Visiškai pritariu. žaidėjų, daug žaidėjų. Šiaip visi pas mus šiais metais gerai lošia, ne? Vienose varžybose vienas, kitoje kitas, tai pasaka. Treneri, turit kokių nors prieturių, nes krepšininkai būna ten kojinių, neplauna, nekerpa nagų, ten... Belė kiek. Atvirai sakysiu. Turit? Belė kiek. O galite bele kiek. išduot bent vieną? Čia visas mūsų štabas turi belė kiek prietarų. Mes tuos pačius dalykus darom po laimėtų rungtynių, tai kaip kokie Ką darot? maniakai. Po kiek dar? Ne, aš visą realiai rutiną tą pati, nuo kada ateit prieš rungtynės, ant kokios špargalkos, kaip pasirašyti reikalus, kaip apsirengti, kokias marškiniai, koinės, viskas, realiai viskas. Kantas, kelnių specialiai. Labai panašiai, nenorim nieko keisti, ypač jeigu laimim, o jeigu pralaimim, tada visus šitus metam į šoną ir kažką naujo galvom. Šiemet blogiausias buvo dalykas, mes sausio mėnesį eidavom su treneriais ne į ofisą prieš treniruotę, ruošti treniruočio į Ozo gatvėj. Oho, ne Ozo gatvėje, reklama. Ozo prekybos centre ir ten labai ta serija tokia bloga buvo sausio mėnesį, tai viskas jau palaidojom, užkasėm. Kai, imagine that you have chance to play in 3 NBA clubs in your future. NBA clubs. Which would you choose? Probably like the Lakers. Toronto would be one option, and probably New York. Okay, classic ones. And one of the last questions, Jordan. Imagine that your teammates and coach are drinks, since we are in our bar. Tell me the person and the drink that you associate. I'm the worst person to ask because I don't drink. So I'm not talking about alcohol. Oh, okay. Coach could be juice or okay. coffee not from. Okay. Coach would be apple juice. You know, consistent. You always need that to start your day. Yep. You know what I'm saying? Kai, I say like Coach. He got some swag to him. He got dunks. He all got that. So, Sparkling. Yeah, that's a good one too. Okie. Let me think. Maybe orange juice. He was in St. Mary's in California, so go with that. Orange juice are perfect with Kievo kotletas, by the way. And then Seamus, I go hot chocolate. Hot chocolate, and you forget Martynas Paliukėnas. Oh, my fault. Whoa. That's, I didn't see him. That's a good one. What drink would you be? Just water. You know what I'm saying? You need it healthy. But you need it. So, you know what I'm saying? You have to have Okay. And Martynas, of course, you saw him only today it. or yesterday. Yeah. Blind shot. Blind shot? Drink for him. Shot. Vodka shot, I don't know. Okay. So that was our first part of the evening. Bet žinau, kad Augustai ką tik šventė gimtadienį. Sveikinimai tau. Ir nežinau, tikrai neversiu visų dainuot, bet yra tortas tau paruoštas. Diena, su gimimo diena. Keli metai neduoda ramybės vienas klausimas. Kur dingo jūsų švarkas? Po finalų, kai laimėjome prie Žalgirį, metėte švarką. Ar jums gražino, ar kažkas pasiliko? Mes važiavom į Lukiškių kalėjimą, į tą pasitikimą fanų ir kažkoks fanas atpriejo prie mane su to mano švarku. Sako, čia jūsų švarkas. Aš tą švarką pasiėmiau, norėjau iš kišenės išsitraukti savo mano paskutinės špargalkės tų rungtynių, bet jų jau ten nebuvo. Tai sakau, pasilikite tą švarką savo, nuėjau tiesiog su fanais. Norėčiau, kad visi dar kartą pasitiktumėte audringai pas mus ateinantį Igną Sargiūną, Speedy Smith, Jerry Garding, Danielius Kasparas,
Nikas Tuknys. Ir kaip sužinojom, vienas geriausių žvejų Lietuvoje, Gytis Masiulis. Speedy, first question for you. You came back here to Vilnius. It's been a while. Does it feel different this time? The city, the environment, the fans? Yes. I feel like it's definitely more fans in the gym. I feel the whole community in Vilnius is inside every time in the arena every time we play. It's way more exciting to play here now with the atmosphere, the fan base, everything that's here. Vilnius just feels like more united for the team reaches. Nice. Gyti, čia rimtas klausimas apie krepšinį, bet aš apie žvejybą. Ne, vis tiek, smagu, tokioje neformalioje aplinkoje bendravom. Ką didžiausias šiaip esi pagavęs per savo karjerą? Kokia yra gyvenimo žuvis? Žmoną esu pagavęs, tai čia pirma žuvis. Ant spinningo? Neskaitant jos, tai karpį 15 kg esu pagavęs. Ir atgal paleidęs, tai dabar didesnis. 3 balsai, 15 kg, gerai. Ignai, ponė 43. Daug jau karjeros mes tau įsimintiniausių epizodų pamatėm. Kurios visgi būtų tos, numeris 1 prieš Jungtinę karalystę, prieš Lietkabelį, gal jaunimo rinktinės laikai užmėtant kepurėm varžovus? Ne, šiaip tos įsimintiniausios tai bus tos prieš Britaniją prieš kelias dienas, jeigu taip įmant visą karjerą. Tai šitos dvi tikrai, kitas nugali akimirkas. Ok, šiaip po 43 taškų išėjo užmigt kažkiek, ar gal nemiegoja iš jūs? Ne, išėjo, viskas tvarkoj buvo. Aišku, buvo to... Ramiai, ne toksai, kem 3 toks. Tas adrenalinas tai realiai tik tai kitą dieną išsisklaidė, bet užmigtėjo. Kiek žinučių gavai iš fanų po įspūdingo vakaro? Spėjai dar jau visas perskaityti ar... Bandžiau, kiek įmanoma, aišku, ten buvo tų video, buvo žinučių ir iš draugų ir šeimos, tai buvo to dėmesio. Nice, niekad nepamiršiu irgi pats turbūt to vakaro. Danieliau, toksai jaunimui linksmesnis klausimas, tau reikia išvardinti 3 komandų žaidėjus. Tavo geriausias draugas, labiausiai įkvepiantis komandos draugas ir talentingiausias komandos draugas. Tai nežinau, gal nuo labiausiai įkvepiančio, jeigu pradėt, tai ką tik šnekėjom apie Igno pasirodymą, tai tikrai galima tą paminėti. Šiaip, koks dar buvo? Vat jaunimas, 30 sekundžių laiko. Geriausias draugas, bičiulis geriausias, komandžiokas. Tai nežinau, gal kadangi vis tiek nuo pat pradžių ir jauniausiai, tai Nikas Tuknys būtų, o labiausiai... Talentingiausias. Va. O talentingiausias gal, nežinau, sakyčiau, Džerikas gal vis tiek kaip taškus sugeba rinkti, tai tikrai įspūdingai atrodo ir manau visai. Ok, dabar tai klausimas. Paplojam! Nikai, geriausias draugė. Šiaip tave, pavyzdžiui, labiau motyvuoja konstruktyvi kritika ar palaikymas? Kai turim tokius fanus šalia, tai sakyčiau gal palaikymas. Bet ir ta kritika visai kartais... Irgi nauda. Kai skraidai kažkur padebesiais, labai gerai. Gerai. Speedy, during your career you played in many different countries. Which city matches your vibe the most and why? Yeah, matches your vibe. Your vibe. I'm not sure how to answer that, but... Be honest. Oh, it's a little too honest. But I would say Vilnius for sure, though. Just the atmosphere in basketball games, you can have a crazy atmosphere. You can have a crazy vibe, be on the court going insane and, show your character. And then you have a time to visit the city and stuff and be a little more calm and chill. So you got a great balance here. So for me, Vilnius is perfect because I can be who I need to be on the basketball court and then enjoy the daily life as well. Gyti, kaip save dažniausiai motyvuoji prieš varžybas? Treneris minėjo, kad turi savo ritualų, turi kažkokių gal savo stalčiui?
Dėl motivacijos, tai nežinau, jeigu vis tiek žaidži profesionaliai krepšinį, tai nesvarbu, ar kieme su draugais susirinkęs karavaną žaidži, ar LKL, ar ta čempionų lyga, vis tiek kiekvienas rungtynės nori nugalėti, atiduoti visą save. O šiaip, kas iš to taip labiausiai taip užmotyvuoja, sujaudina, tai man gal kai ryto himną visi fanai skanduoja prieš pat rungtynės, ten lieka 3 minutės, tai gal man tas toks labiausiai už širdies imantis momentas ir užvedantis. Teisingas atsakymas, taip. B. Kaip žinom, teisingas atsakymas B. Jarek, when you're out and about in Vilnius, do fans recognize you as a player? Do they take selfies? Yeah, for sure. They definitely do. And it's cool, you know what I'm saying, that the fans are super passionate, and, you know, if they see me out, they say, what's up? Like, I feel like I'm pretty personable. I always, you know, welcome pictures, autographs, all that, so it's pretty cool. Maybe you have any most memorable interaction with a fan or a fan group? Memorable? Take my kebab and eat it. I would say just like kids asking for anything like a sock or like I just feel like that's a little weird, but hey man. Okay, you just give it. Ignai, klausiau jau Kajaus apie jo top 3 norimus NBA klubus. Jeigu galėtum vieną rinktis ir iš kurio gautum pasiūlymą būtent stipriausiai pasaulio lygoje, kas yra tavo? Nuo vaikystės Chicago Bulls man labiausiai patikdavo ir per kartas tie žaidėjai nuo Jordano, Derrick Rose, Jimmy Butlerio ir dabar va Buzelis, tai ta komanda man labiausiai, kaip sakyti, nuo vaikystės artima. Nice. Geras, turbūt irgi klasikinis pasirinkimas. Danieliau, kaip komandos, jau jaunuolis, dažnai gauni patarimų turbūt tiek iš dėdžių sėdinčių šalia, tiek iš trenerių personalo. Gal atsimeni kažkokį patarimą ar grasinimą, kas labiausiai įstrigo per varžybas ir kuris, iš tikrųjų įsirėžė į atmintį, kuris, motyvuoja tave? Vėlgi, be keiksmažodžių. Tai va ir norėjau sakyti, kad tokie daugiausiai įsimena, kur, tada jau supranti, kad reikia susimti ir padaryti kažką teisingai. Tai va, jeigu kažką pikčiau pasako ar nusikeikia, tai tas būtų. Nikai, tau klausimą siunčia fanas, kurio vardas yra Stankė Instagrame. Kas krepšinėje svarbiau, talentas ir motyvacija ar disciplina? Manau, kad disciplina. Nes be disciplinos, ką tas talentas, vis tiek anksčiau ar vėliau palūš. O jo, pažiūrėkime mane. Tai... Okay, Speedy, what activities take up the biggest chunk of your time off the court? Most of the time off the court, though, I'm probably watching the film of the next game or the previous game. So, for me, it's always basketball. So, whether I'm doing that or nothing, or home watching TV and talk to my family. So that's all I can really do. Like a true veteran. Trying. Okay. Gyti, būna dienų, kai labai sunku ir reikia tai išgyventi. Kaip atsistatinėjai po pralaimėjimų, po prastų epizodų namuose ar su šeima kažkokiu irgi turi pabėgimo vietų? Be žvejybos, kaip supratom jau. Be žvejybos, nežinau, būna tų kartais ir sunkių momentų, kaip iš tam sezono pora buvo, bet tiesiog kažkaip stengiasi užmiršti, nauja diena, nauji iššūkiai. Šiaip man šuo labai padeda, turiu nuostabų šunį Samoje Deluxe, tai... Linkėjimai. Linkėjimai, jeigu žiūri. Man varžybas visą žiūri per televizorių. Tai nežinau, apsikabinu šunį, prajuokina mane, pažaidžiam kartu pamėto kamuoliuką ir užsimiršta. Pritariu, visiškai, pritariu. Jarek, when do you know that you are in the zone in the game? Like, when is the time that you feeling like I'm in the zone? Right now, that's a better question to ask Iggy. Right now, he is always in the zone. Look at him, like concentrated. Beje, gražios kojinės KMT. Simboliškai. Unfinished business. Ignai, kai kurie sportininkai prieš žengdami aikštelę turi ritualų, talismanų. Tu turi kažkokių specialių
Tu dažniausiai, aš pastebėjau, mėgsti pašokti viršų, ne? Jo, jeigu startuoju 3 šuoliukų, jeigu einu šiaip dažniausiai 1 šuoliukas, kažkaip taip įstrigę į galvą ir taip tas būna dažniausiai, tai tie šuoliukai, jo, pasišokinėjau truputį. O kas iš komandos draugų turi keiščiausio ritualą? Spėju net, jeigu turi keistą, tai mes gal nematėm net jo, bet kažkas tikrai kažką turi, nežinau. Danieliau, kaip manai, ar komentarai soctinkluose veikia bent jau tavęs psichologiškai? Tai aš manau, jeigu skaito žmogus jos žaidėjas ir labai paima į galvą ten tą kritiką, tai manau gali paimti, bet bendrai gal sakyčiau ne. Vis tiek profesionalai tai atsidavę suskaupę varžybom ir nekreipia dėmesio. Ką. Bet pats parašai po to kažką. Pats tu toks, kas daug. Ne, aišku, kad neima į galvą vyrai. Nikai, tavo krepšinio svajonė yra kokia? Nu, geras klausimas čia. Matai, dirbtinis intelektas moka parinkti. Jo. Nu, tai sakyčiau, gal rinktinė. Irgi gal viena iš svajonių, bet gal sakyčiau svarbiausia, kad be traumų. Labai teisingas požiūris. To ir linkim. Speedy, let's talk about basketball in Europe versus the basketball in US. What is your opinion? What Americans could adopt from Europe's basketball? European basketball is more IQ, more details, more context in the game. I would say US basketball, it has a little IQ, but it's more athleticism. Not so much details as in key possessions and stuff like that. But I just feel like European basketball is just more details, more IQ, more physicality too. And I mean, there's terrible refs everywhere, so that's about it. That's life. Gyti, pamirškim, kad užaugai krepšininko šeimoje, kad pats esi krepšininkas, bet jeigu galėtum rinktis kokią nors profesiją be žvejo, ką darytum, kur save matytum? Kad ir tam pačiam krepšinį galėtum būti, bet ne krepšininkas, pavyzdžiui. Nežinau, jau galvojau, ką veiksiu po karjeros, tai kažkaip padelis neblogai sekas vasarą, tai galvodžiau, padelistų būčiau. Jeigu tokia profesija yra. Ai, gerai, čia jau nekomentuosiu. Ne, aš dūkit, darykit, ką norit. Bet šiaip padelį dvejetose ar solo tu ten varai jau? Dvejetose. Tai gal žaidi vasarą ten kažkokioje lygoje, nes dabar mačiau ir buvę krepšininkai ten daužo. Ne, tai dar mano tas mėgėjiškas labai lygis, tai ten apie C lygį, tai ten pasižaidimai tiesiog. Ok. Ignai, tau po varžybų šiaip kas labiausiai padeda atsijungti nuo patų eilinį sykį pelnytų belė kiek taškų? Jo, cukrus. Atsijungti? Biškį pasilepinti. Desertai kažkokie, ar ne? Guminukai mano. Gerai. Pareklamuokim. Ignas Ligūno guminukai, kurie yra? Dabar pacukruoti visokie, rūgštesni. Rūgštesni, geri. Sour. Yeah. Nice. Jerk, next question for you. And I have a little task. You will have to assign 3 titles that I will provide to 3 players of the team. Please name the most fiery person of the team. Most fiery? Fiery. Jordan Caroline. Jordan Caroline, easy. Okay, the most hard-working player and teammate. Hard-working? That's a great question. Kai. Kai. Okay. And the funniest guy of the team. It's between Unk right here and Masulis is low-key funny. Like he's more on the quiet side, but when he talks, he's so funny, like for real. So yeah. It's okay. Two probably. Nice. Nikai, orai šyla, pats esi gimęs pavasarį, ar ne? Ar vasarą? Vasarą. Kokios būtų tavo svajonių atostogas? Va šiais metais neribotas biudžetas, važiuoji kur nori. Į rinktinę ir po to. Nu, aš irgi mėgstu kažką su gamta, tai gal Masiulį pasimčiau kartu ir į žvejybą. Prikolintumėt?
Gerai. Danieliau, jei pagautum, tęsiant apie žmybą, vieną norą gali išsipildyti, kalbant apie savo karjerą. Koks tai būtų? Masiulis tau sugauna auksinę žuvelę ir galvoji norą. Tai aš norėčiau, kad nebūtų daugiau traumų. To irgi linkim su plojimais. Jerick, all of us have some guilty pleasures, some gummy bears, some fishing or sweets. What's your guilty pleasure? I would probably say candy. I love candy, all type of candy. Gummy bears, we don't have Twizzlers here, but yeah, any type of gummy candy I love. Okay. Danieliu, kas yra pas jūs komandai didžėjus? Kas groja ir užsako muziką Rūbinėje? Šiaip gal dažniausiai nepasakysiu, bet kai Gudaitis lietuviškų kokių paleidžia, tai linksmiausia būna man asmeniškai. Tai va tas būtų. Tęsiant klausimą, kas tavo manimu šiaip turi muzikinį geriausią skonį išlavintą? Nežinau, tai jeigu be manęs, tai... Oi. Nežinau, Martynas Paliukėnas šiaip leidžia gan dažnai, tai po treniruočio ar pan, tai visai neblogai, tinka, nesiskundžiat. Ok. Ignai, be šio vakaro keiščiausių klausimų, kuriuos esi girdėjęs, netgi su tai mes esam buvę renginį, kur vaikai uždavinė klausimus, koks keiščiausias klausimas, kuris esi kad nors gavęs? Ar per interviu, ar būtent panašaus pobūdžio renginį? Jo, tai buvo, dabar priminai tą renginį mokyklai. Jo, mes su Ignu ir dar, ar nesugyčiu, važiavam į mokyklą ir vienas vaikas kokių 5-4 metų klausė, ar skauda, kai esi vartininkas, nes jis nežinojo. Ja. Nes kai, nu, žodžiu, ne. Ja, koks jausmas, kai įvartį? Jo. Ar labai skauda, kai nugriūni? Nu, jo, turbūt šitas vienas juokingesnių. Gerai, Nikai, greitai turi atsakyti. 3 komandos draugai, vienam vakarėliui, vienas kurti verslą ir kitas į aikštę lemiamą metimą mest. Gali būti gal net ir vienas ir tas pats žmogus. Vakarėlis su kuo? Vakarėlis tai su Spydžiu. Okay. He picked you as a want to go to the party. The teammate you should go to the party with. Čia aš raudonas, ar tu raudonas dabar? Tai abu dabar. Dabar abu. Tai verslą. Verslą su Marčium Paliukėnu. Ir koks dar vienas? Lemiamam metimui. Supratau. And Speedy, the last question for this evening. What would be the practical advice that would you give to players who are just starting out their basketball career? Maybe we have some young faces and talents here. Just a short advice. My advice would be to be consistent in your workouts. Work on a lot of moves. A lot of YouTube is a lot of directory of how you can work on your game right now. So work on your moves, YouTube. Maybe a light one-on-one training with a trainer. Play more 5-on-5 basketball. And overall, just believe in the abilities that you work on. Because the more confidence you have, the better you'll grow as a player. Thank you. So with your applause, ačiū jums labai. Tik dar kartelį Vilniaus! Galim garsiau Vilniaus!